turim kemperį, kur už 121 500 plus PVM gali būti jūsų ir galim pastatyti per 3 dienas. O dabar jo apžvalga. Einam. Esam Himerių rojuje. Tai dabar noriu parodyti vieną kemperį, kur yra mūsų ir jūs jau galite įsigyti. Ir čia mes turim Himerį BMLI 600. Ir jis yra 3,5 tonos ir Himeris. Paprastai taip nebūna. Jis tokie Himeriai būna 4 tonų. Turim LED apšvietimus, išrūkinės žibintus, chromo apdailas. Beje, labai gražiai atrodo. Ir čia yra tas naujasis Mersas. Naują Mersą galima atpažinti pagal tai, kur yra kompiuteris. Jeigu yra čia, tai yra naujieji. Jeigu viršui kompiuteriai, tai yra dar senieji. Tai čia jau yra naujasis, 25 metų. Labai gerai sujungta. Himeris pasižymė tikrai labai aukštą kokybę. Šito kemperio ilgis yra 7,29 metrų. Turi su centriniu užraktu per 2 spinas. Mes nedėjome markizės dėl to, kad jeigu būtume uždėję markizę, jau būtų lipęs į 4 tonas, iš 3,5 tonos. Tai jau markizę užsidėsim čia Lietuvoje. Elektros pajungimas, dujų pajungimas iš lauko. Tai jeigu norėsit grilinti ar ką, ir labai teisingai pusė, ne kitoj pusė, šitoj pusė grilinat, bendraujat su kolektyvu. Tai turim centrinį užraktą. Atsirakina. Kaip galim pažinti centrinį užraktą, tai turi būti drusiukas. Yra lauko dušas dar gerai, 350 kg viduj galima vežtis ir atkreipkite dėmesį, labai žemas dugnas, dėl to labai bus lengva įsivalyti motorolerius ar kažkokį tai sunkesnį transportą. Labai gerai, iš tikrųjų labai gerai pagalvota, kad šitie kabliai yra aukščiau. Tai pasisuk kemperius yra jie žemiau. Yra aukščiau kablys, kai įsivarot motorolerį, jeigu čia, pavyzdžiui, yra tvirtinimo elementas pas motorolerį, tai čia yra kampe diržas. Diržas pjaus motorolerio kažkokią tai dalį, liesis. O kai yra aukščiau, tai jisai tiesiog kampas yra teisingesnis ir jisai netrina kažkokios tai ar sparno ar kažko tai tokio. Tai čia yra tikrai geriau. Labai gerai, kad yra daug tokių atramų, dėl to, kad labai daug yra smulkių dalykų pas mūsų, kaip gumelės, varžteliai. Tai čia galima viską labai gražiai susidėti. Ir dar vienas dalykas, ką tikrai supras kiekvienas kemperistas, kai ateinat su krūva daiktų, pasiemat, atsirakinat, atsidarot su viena ranka, o nereikia pasidėti ant žemės ir su 2 rankom daryti duris. Tai čia yra labai gerai pagalvota šitas dalykas. Galinė vaizdo kamera, jinai dabar čia yra nuožios, jos fokusuojasi per 2 kampus. Tai galit mažesnį kampą turėti arba galit didesnį, platesnį, bet į išorę turėti kampus. Tai čia viduje jau nusistato multimedija šitie dalykai. Labai gražus žibintai. Aš visą laiką sakau, tai gerai, o kas blogai darosi ir nežinau. Čia lygiai tas pats. Šitas gražas yra iš tikrųjų labai didelis. Aš nežinau, kas turi didesnius gražus. Vandens prileidimas yra 150 litrų. Vanduo yra pasijant galinės ašies, dėl to jis yra labai stabilus kaip kemperis. Čia mes turim skyrių, nes yra dvigubas dugnas ir mes turim labai ilgą skyrių, kad būtų galima įsėti, nežinau, slides, dar kažkokios dalykus. Nu, aišku, ir viskas yra apsaugota, kad nieko nesuturėkite. Čia turim dujų skyrius už langą, tai yra čia šiuo atveju dėl nuotekų. Yra šitas langą, kad būtų galima nuotekas nuleisti patogiau. Toliau, žiūrėk, dar labai įdomus dalykas. Atidaro duris ir išvažiuoja laitelis ir lipat laitelį. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, visur yra išvedžioti šildymai. Pavyzdžiui, čia yra išvedžioti šildymai, paprastai pas kitų kemperių, apart Himerio klasės, nėra dalyko. Pas Adriją, ne, irgi nėra. Ką, einam judu? Tai čia turim panelio, čia mes turim visus parametrus, kurie tikrai gali būti kiek lauko temperatūra, kiek vidaus, kiek akumuliatoriai. Viską dabar tiesiog nenoriu nustatinėti. Ir čia galime įjungti ir kondicionierius, kad šildytų, ir trimą, kad šildytų, ir nuo kur mes norim, kad jungtųsi šildymas. Vienu žodžiu, čia labai protinga sistema. Čia turime 6E. Žinoma, tai yra, jinai veikia taip, kad jūs jeigu prijungit 220, tai ima 220 visą energiją, jeigu nėra 220, jinai veikia nuo dujų. Čia yra ne 4, o 6 trimai jau geriau. Čia turim, galim sėti daiktus įvairiausios. Čia televizoriaus vieta, nes pajungimai jau išvesti iš karto prie televizoriaus yra. Man tai labai patinka, iš tikrųjų biškį nukrypstant į šalį, jo labai gražios spalvos, labai šviesos. Man tas šviesumas, man patinka, man nepatinka tamsumas, man šviesumas. Dar visi žino, kai pareinam su striukiam, kur pasidėti striukės. Tai čia šiuo atveju jau yra 2 kabliai, arba čia galima pasidėti striukės. Tai čia labai gerai. Norėčiau pažiūrėti dvigubus dugnus. Va čia yra elektros skyrius, dvigubų dugnų daugikliai. Čia turim skyrių, kur galim kontrabandą vežti. Beje, labai reikalingas skyrius iš tikrųjų. Į festivalius teisingai čia galima važiuoti susidėjus papildomų daiktų. Gerai, žiūrim čia, kas yra iš dvigubų dugno. Na, čia irgi. Žiūrėk, čia yra ir baterijos, subwooferis. Čia ličio baterija, kuri bazėje eina. Tai to, kad jau į bazę eina ličio baterijos šakas. 80 Ah ličio baterija. Čia kompiuteris. Čia yra skyrius, nežinau, slydėm, belekam. Labai daug daiktų čia tilp. Čia yra vandens bakai. Baltas yra švarus, rudas yra nešvaraus vandens bakas. Tualetas, kai maudote, reikia išsimti šitą medinį, tai maudytis, o kad nenorint, kad kojas šluotis, susidėt gal tą medinį. Durys susivarsto, šitą gražiai atrodo šitie apšvietimai, rankom nusiplausti. Veidrodis. Aš su batais ir dar ant šito, taip aš netelpu, bet jeigu būčiau be batų, būtų nuimtas šitas, aš ilgai tilpčiau. Čia daiktams turim 20 metų, kokiam ar dar kažkam. Tai čia turim didžiąją lovą, jinai yra su specialiais plastikų, čia galim pasidaryti trigulę lovą. Turim čia, kad pasidarytų labai didelę lovą,
papildomą padėklą, čiužinio, tai turėtumėt labai didelę lovą, čia yra spintelės ir turim dar kabyklą, jeigu reikėtų, kad tai kabyklas, prikoju. Temai, čia yra kolonėlės. Dar sudėtos gale, girdžiu, kad kolonėlės groja muziką. Na ir aišku, čia galima užsitraukti. Čia užsitraukia, jeigu reikia. Žiūrint, čia nuostriau. Čia yra kabyklas ir tam sudėti labai čia daug vietos yra. Ir žiūrėkit, dar vieną norėjau parodyti. Žiūrėkit, ši čia yra labai brangi sistema, būtent dėl miegojimo, kad ventiliuotųsi ir kad labai patogiai miegoti. Ir čiužiniai labai geri, neproloniniai. Ir dar šita sistema. Tai jūsų miegas bus ypatingai geras. Čia įsitraukia kopėtėlis. Jeigu mes pasidarom čia ilgąją sistemą miegojimui, tai mums reikėtų tų kopėtėlių, tai įsitraukia ir turim tas kopėtėlės. Galim naudoti. Jeigu nereikia, galim išsitraukti ir turėsim tuščią erdvę. Čia toliau lygiai tas pats. Čia jau turim tiesiog nestačių skyrių. Šaldytuvas. Šaldytuvas reikia tiek nuo 220, tiek nuo 12 voltų. Čia didelė kamera. Bet iš tikrųjų labai didelis šaldytuvas. Šitas išvažiuoja. Tai čia galim susidėti tokius šildytus daiktus. Po šaldytuvų tikrai galite laikyti, nežinau, vaisius, dar kažką. Iš šitam skyriui, nes yra po šaldytuvu, čia vis dėlto eina šaltis nuo šaldytuvo. Stalčiai laiko po 15 kg. Tai čia, taip, čia, taip, čia. Bet čia gali sudėti 45 kg. Daug šiaip, kaip bulio maišas koks. Painės šitie. Nei pas vieną gamintoją nėra taip. Čia. Užsidegam, kad žiūrim. Labai čia gražiai atrodo. Kai čia dar apšvietimas turėtų būti. Yra, bet mes neradom. Dar lentynėlės labai gražiai padarytos. Čia galim daryti valgį, čia pasidėti vanduo 150 litrų triukai yra iš ties, nes mes su žmona su 85 litrais 3 naktis išgyvenom. Tai čia jeigu yra 150, tikėtina išgyventumėm ne 6, nes labiau švaistytumėm, tai kokias 5 naktis. Kondicionierius yra, jisai tiek šildo, tiek šaldo, tiek jis yra komfort, tai vadinasi, galite naktį palikti šaldyti, ne už. Tai yra pats geriausias kondicionierių rinkos dalyvis, kas bėra. Kemperiams kas yra, tai yra pats prabangiausias, pats geriausias dalykas. Šitas stalas nenusileidžia, bet slankiosi. Tai čia apsisukat, tai čia turit labai puikią erdvę bendravimui. Šitas dalykas yra tam, kad jeigu nevažiuoja, pavyzdžiui, šitie žmonės, tai jūs paima šitą audeklą ir jisai taip uždengia, kad nebūtų tų skyrių tokių. Toliau sėdynės. Jeigu mes nuleisime tas sėdynės ir dar daugiau, čia turim labai didelę mėgamą erdvę su liukum, tarpėtėmos, ir visai gerai. Ką čia turim? Labai fanas dalykas yra pasiimti tai, kad yra labai didelis priekinis langas, labai gerai matosi. Labai ta erdvė tokia namūdiška, kaip pasikarus ar dar kažkas tai tokio. Tai tas dalykas labai man patinka. Iš sistemų po šitą kemperį kas yra atpažinimas adaptyvi kruizo kontrolė, tai kai važiuojate su autopilotu ir privažiuojate kitą automobilį, jisai pats pristoja, persirikiuojate, jisai irgi vėl pasigauna greitį ir vėl nuvažiuoja. Ir jisai netgi rodo kito automobilio greitį, kaip prisivėja. Tai yra 170 metrų galių, tai tikrai užtenka, daugiau negu užtenka, labai greit važiuoja. Po šitą dar yra čia apiputimai langų iš šonų, nes langai labai dideli, kad tikrai apipūsto, jeigu bus drėgmė. Automatinė klimato kontrolė, pilnai automatinė klimato kontrolė. Čia turim 3 pakrovėjus, USB-C ir belaidį pakrovimą. Ir turim dar subwooferių priekį muzikai. Ir turim, atkreipdėmėsi, čia tas naujasis vairas, jeigu čia yra kompiuteris, tai ir vairas jau bus toks visiškai naujas. Tai dabar jau labai gražiai gerai jaučiasi šitas momentas. Kolonėlės papildomai geresnės sudėtos. Čia papildomai yra įdėta Mercedeso akustinė sistema. Tai yra kolonėlės, gale kolonėlės, kamera, taip galim pažiūrėti. Taip, labai didelis ekranas, labai gražiai žiūrisi. Ir čia pas Himerį turim nuotekų nulitimus, tai nuotekas išleisti galim su mygtuku, nereikia tik ant žiūrėti kaip pas kitų kemperio. Su mygtuku turim veidrodėlių šildymą, turim laitelius, galim traukti į suleisti. Ir čia mes dar turim tokį kaip seifą, kur gyvenime niekas nerasti. O čia. Svarbiausia patys nepamirškit, kad čia yra tikrai niekas nėra gyvenime, o čia jau kas netikrai sudėti kažkokiai tai. Šito kemperio kaina yra 121 500 plus PVM, pristatyti galim per 3-4 dienas. Tai jeigu patiko, spauskit laiką ir iki malonaus.